Taip. Kažkas norėjo liktai, ne? Man pasigirdo. Taigi, Maharishi sako, kokiame amžiuje tėvai turėtų nustoti duoti patarimus vaikams, ką daryti, ko nedaryti ir iš esmės šitas procesas, kada jis turėtų užsibaigti. Maharishis atsako, taigi geros dukterys ir geri sūnai, net jeigu yra 60 arba 80, jie reiškia, klauso savo tėvų išminties ir to patarimo ir visada reiškia, bando kaip išgauti tą tokią privalumus to patarimo, visada, kokiam amžiuje jie bebūtų. Net jeigu sūnus patampa labai tokį didelį išsilavinimą gavęs, reiškia, tos valstijos vadovas ar šalies vadovas, jis su visais savo tais aktyvumais, su savo tą edukaciją, tarsi ją palieka už nugaros ir ateina, atsisėda šalia mamos, 90 metų amžiaus ir tiesiog pakalba su ją tokiu būdu ar tokiu būdu ir mama tiesiog pasako vieną žodį apie tai. Žodžiu, tiesiog nuolankiai atsisėda šalia mamos ir paklauso jo patirties nepriklausomai nuo savo statuso visuomeninio. All the advisors of the state, giving him all kinds of specialized knowledge. From mother, he receives some specialized kind of knowledge. This is one department from where he can benefit from the experience of 90 years of living. And one word from mother could be so helpful for the whole nation. Because the advice that a 90-year-old person can give mother or father to his son, to someone who thinks a part of his life, and to someone of whom he is proud of. He would like to give him some advice, and the son just blooms. This is the relationship of mother and father. So, whole age is there to learn something from father and mother. To learn something. That is that learning. And it is not of any special subject of geography or physics, but it's the impulse of life that one receives from mother and father. This impulse of life. They may be talking something here and there which may be completely irrelevant to your field of interest, but sometimes they are quiet and silent and not even talking. That silence is full of love, which your heart can only nourish. It can only be nourished. It can only get life from that silence, just sitting with them. It's a very, very enriching experience of life, and every age and all age. Taigi visi tie patarėjai, supantys sūnų jo darbe, visokių specialybių ir visokių žinių, o iš savo mamos jis gauna tą specializuotą žinių patirtį. Taigi yra tas tarsi vienas departamentas, kur tie privalumai 90 metų patirties žmogaus gaunami. Ir tai galėtų būti tik tai vienas žodelis, kuris galėtų būti labai reikšmingas ir labai vertingas, tarsi visa nacija. Todėl, kad tas patarimas išeinantis iš 90 metų personos gali mamos ar tėčio ar savo sūnui tai tarsi toksai perdavimas tos patirties ir tokiam giliam empatiniam mechanizme, kur jinai perdada kaip reiškia, tokį labai sakralią patirtį
Ir tada tiesiog pats sūnus džiaugiasi šita patirtim. Tai yra santykiai mamos ar tėčio, visas amžius yra skirtas mums išmokti išgirsti kažką iš tėčio ar mamos, kažką specifinio, yra mokymasis ir tai nėra kažkas specialaus kaip geografinės žinios arba fizikos žinios, bet tas impulsas gyvenimo, kuris atskleidžia mamos ir tėčio kažkokią šilumą, tarsi visas gyvenimo impulsas. Tai gali būti kažkas čia, arba tai gali būti visiškai kažkas nereikšmingo jūsų interesų rate, bet kažkas tokio specifinio tylaus ar ramaus, kas gali būti netgi neišreikšta kalboje. Taigi ta tyla yra pilna meilės iš jos širdies, kuri gali tiesiog jūs šildyti ir tarsi parūpinti. Tai gali būti tiesiog tarsi toks kaip palaiminimo, toks parūpinimo mechanizmas. Tai gali eiti iš tylos, tiesiog sėdint šalia jų. Tai yra labai labai maitinanti patirtis viso gyvenimo, per juos tekanti patirtis viso jų gyvenimo ir einanti iš visų gyvenimų. Tai yra visos, reiškia, žmonijos tokios kaip patirtis. I understand that. At what point can we as parents expect our children to accept our impulse of life but to reject our advice? We love them even when they reject our advice. The rejection that comes from our something which has not held the children to us from beginning times. This sense of let the children grow in freedom, this has gone to very uncomfortable living in the West. Taigi tas žmogus iš salės klausė, aš suprantu tai ir iš to taško mes kaip tėvai, galėtumėm tikėtis, kad vaikai mūsų priims tą gyvenimo ir išminties impulsą, bet ar jie turėtų atmesti mūsų patirtį? Ar jie turėtų kažkaip atsiriboti? Maharišis atsako, mes juos mylim net tada, kai jie atmeta mūsų atsakymą arba patirtį. Tas atmetimas ateina iš to, kas nepalaiko vaiko nuo pat pradžios, nuo pat jo atėjimo pradžios. Taigi tas pojūtis arba tas pasakymas, leiskite vaikams augti tokiam nepriklausomybei, tai yra tai, kas yra labai nekomfortabilu, kas suteikia labai tokį nekomfortabilų susipratimą visam vakarietiškam gyvenime. I don't know how far this is correct, but I am telling you what I have heard. One meditating, one initiator, lady, she gave birth to a child, very good child, and then she asked me, when the child is weeping, what should I do? I said, give her milk. Give him milk. And then she said, the doctor has advised her not to pick up the child when he is crying. I said, what it is? Then she said, the reason behind this is that if you pick up the child when he weeps, then he will become dependent on you. And anything that he wants, he'll weep. And anything that he wants, he'll weep.
So he'll become dependent on you, and this dependence on mother will not be very good for him when he grows. Then I said, now, the same doctor, when the child will grow to 20 or 25 or 30, and he goes to take advice, he was a psychiatrist or some psychologist or something. When he goes to the same doctor, the doctor will say, your mother has not given you enough love. And you were very intelligent right from the beginning, and you could see that the mother was evading you and it didn't give you enough. Your heart was shrunk repeatedly all years of your childhood, and now those stresses are coming up at this age. Iki šiol aišku buvo visi klausimai, ne? Tai pakomentuosim tada šitą. Gal kas nori paversti šitą dalį? Labai smagi dalis. Aš galiu paversti. Gerai, aš dalinuosi, Kristina. Šerinu šitą skryną, o tu tiesiog paversi, gerai? Nežinau, kiek tai yra teisinga, bet pasakoju, ką girdėjau. Viena medituojanti moteris pagimdė kūdikį, labai gerą kūdikį, ir tada paklausė manęs, kai kūdikis verkia, ką aš turėčiau daryti. Aš atsakiau, duok jam ar jai pieno, duok pieno. Ir tada jie atsakė, kad daktaras jai pasiūlė neimti kūdikio, kai jisai verkia. Nereaguoti. Ir aš atsakiau, kasgi tai yra. Ir tada jinai atsakė, priežastis to yra, kad jeigu tu paimi kūdikį, kuris verkia ar prašo dėmesio, jisai taps priklausomas nuo tavęs. Ir viską, ko jisai norės, gaus reikalaudamas dėmesio. Ir taps dar labiau priklausomas nuo mamos. Ir tai nebus jam labai naudinga augant. Ir tada tas, aš atsakiau, bet tuomet tas pats daktaras, kai kūdikis užaugs po 20-25 metų ar 30, jis ateis paprašyti patarimo psichiatro ar psichologo ar kažkokio gydytojo. Ir kai ateis pas tą patį daktarą, jisai jam atsakys, tavo mama tau nedavė pakankamai meilės. Ir tada tu suvoksi, kad nuo pradžios vengia invading. Kad mama vengia duoti tau pakankamai, nes jos širdis buvo susitraukusi. Susitraukusi ir nepakankama, kai tu buvai mažas. Ir dabar visi šie stresai tiesiog atkeliavo iki tavo amžiaus. Labai teisingai. Now, another man, just about 25, he narrated me this story, and I connected these two stories. The young boy said that in his childhood, of course, the mother was working and she couldn't take care of me, and so all those stresses. I said, then this was the result of psychoanalysis. I said, what do the people advise you? Psychoanalyst. He said, you have to come out with a revenge towards your mother.
And I said, what kind of revenge? He said, you ask your mother, write to your mother, not to write letters to you, and just don't remind you, forget about it. You don't write to her anything, and you just go to Hawaii. Go there completely, forget your mother, and in 2 years, 3 years, when you have completely forgotten about your mother, and that will be the revenge that you have taken, and then all your stresses would be gone, and you will feel comfortable after that. He has been practicing that thing, ignoring mother in every way. And then after about 6 months, he was advised that your wife is very possessive, and you are a freedom-loving man, and you don't like to be possessed by your wife. And she has been possessing you ever since your marriage. This is about 2 years. And now the only thing to do is forget about her. Go to Hawaii, live there for some time. Don't write to her, tell her not to write. And when you have forgotten about her, then you will be free from all these stresses. Gerai jautiesi, Kristina, gali toliau versti? Jo? Aha, gerai. Sakyk, jeigu ką, tai pasikeisdami, kad nepavartas. Taigi kitas žmogus apie 25 metus, jis papasakojo man istoriją ir šios dvi istorijos man susisiejo. Jaunas vaikinas papasakojo, kad jisai, kad jo mama jo vaikystėje labai daug dirbo ir negalėjo jo pasirūpinti. Taigi atkeliavo visi tie stresai. Ir aš pasakiau, tai buvo rezultatas psichoanalizės, kaip čia tas? Taip, buvo tas madingas būdas. Taigi paklausiau, kągi žmonės patarė tie psichoanalitikai. Ir jisai pasakė, tu turi sugrįžti ir atkeršyti, su kerštu savo mamai. Tu turėtum atkeršyti savo mamai. Ir aš paklausiau, tai koksgi tai turėtų būti kerštas. Ir jisai atsakė, tu parašyk savo Prašyk mamos. Parašyk savo Nerašyti tau laiškų. Ne, paprašyk savo mamos nerašyti tau laiškų ir tiesiog Nepriminti apie save. Nepriminti apie save, pamiršk apie tai, tu nerašai savo mamai nieko ir tiesiog iškeliauji į Havajus pailsėti. Ir kai tu visiškai pamirši savo mamą ir atkeršysi jai, visi tavo stresai bus iškeliavę ir tu jausies komfortiškai po viso to. Taigi, jisai tai praktikavo, ignoravo savo mamą įvairiausiais būdais, kokie buvo įmanomi. Ir po 6 mėnesių jis gavo kitą patarimą, tiesiog tokį pastebėjimą, kad jo žmona yra labai prieraiši, o jisai labai mėgo laisvę. Ir kad jisai nenorėdamas būti toks pririštas prie žmonos, nes jinai tai darė jau kurį laiką, taip, nuo santuokos pradžios. Tai buvo apie 2 metus. Ir vienintelis dalykas dabar, jam patarimas buvo pamiršti žmoną ir keliauti į Havajus, pagyventi ten kurį laiką, nerašyti jai, nieko nesakyti. Ir kai pamirši savo žmoną, tavo stresai taip pat iškeliaus. Okay. Now, all the points of love are no good. Only
the psychoanalyst is his best friend. It's such a poor state of understanding about the functioning of the mind and life. You don't give love to your children because they will be dependent. Freedom, growth in freedom. The slogan is beautiful, growth in freedom. Maximum growth will be possible when the tree is allowed to grow free. Any obstruction will be an obstruction to growth. But when the tree is tender, it must be supported so that it goes straight. After when it has become fairly strong, it will grow straight by itself. It is the love of mother that is the life of a child, and that is the growth of a child. Love of mother and father is at the basis of all evolution of the children, emotionally, intellectually, and physically, in every way. So this growth in freedom should be practiced, and it will prove to be a very great boon, and it's not to be practiced anew. Already it is in force. But after some time, when the children have grown up, they know what is what. But not right from the beginning, no. It's not very encouraging. There may be theories about it, but at the basis of all such theories, some bad kind of logic will be found. Taigi taip išeina, kad visi kad meilė yra nereikšminga, nesvarbi, tik tai tavo psichiatras yra tavo geriausias draugas. Taigi toksai varganas supratimas apie minties ir gyvenimo funkcionavimą, tai yra varganas supratimas. Tu neduodi vaikams meilės, nes jie bus priklausomi nuo tavęs. Tarsi augti laisvėje, taip? Taip, tarsi. Šiaip posakis gražus, šis posakis gražus augti laisvėje. Maksimalus augimas bus įmanomas, kai medis bus laisvas, kai jisai bus laisvas. Bet koksai sutrukdymas yra augimo sutrukdymas. Bet kai medis yra švelnus ir jisai yra palaikomas, tai jisai auga tiesiai. Trapus čia turiu minėti, dar trapus. Trapus, tada taip, ir jį, tiesiog reikia palaikyti. Kai jisai taps jau toksai stiprus, jisai augs stiprus pats. Žodžiu, kol jisai dar toksai gležnutis, jį reikia palaikyti, o kai jau jisai sustiprės, jau jisai galės gauti tą laisvę, apie kurią čia šneka. Taigi, tai yra mamos arba tėčio. Mamos meilė, taip, vaiko gyvenimas yra mamos meilė. Visa esmė to emocionalaus, intelektualaus ir fizikinio jo vystymosi kiekvienu iš jų kelių. Taip. Taigi šitas augimas, laisvas augimas turėtų būti praktikuojamas ir palaikomas. Palaima, very great boon. Palaima boon, reiškia. Taip. Ir tai nėra? Ir neišgalvotas kažkaip kitaip. Taip. Ir tai yra jau natūralus procesas iki tol, kol vaikai paauga. Jau užauga.
Bet ne nuo pat pradžios, reiškia, kad mes juos paliekam Taip, tokiam tipo nepriklausomybei, taip, kažkokioj. Not very encouraging. Tai yra visiškai neįkvepiantis dalykas, jo. na, Tai gali taip, kad būti tiesiog teoretinis apie tai, bet kaip bazė, kad visos šitos teorijos yra bloga patirtis. taip ir kad tai visai net nelogiška iš tikrųjų. Ir paskutinis paklausom. Children, when they are young, they need support. They should be told they need guidance. This and this and this and this and this and this. And it is the love of mother and father that enables the children to follow their advice. It's the love. In love you can do anything. It is irresistible. When you love someone, he'll do what you want. It's the love of mother, and there is no resistance or barrier for love that flows between the mother and the child. Mother and the child. And therefore, there is nothing like the wish of mother or the wish of father. It only goes towards the growth of the child. Only goes towards the growth of the child. Rebel against the mother and father, this is no help to evolution, to creativity. No. Creativity needs a disciplined mind and knowledge of the relative in which the creative intelligence could be applied. The pure field of creative intelligence gained by transcendental meditation, and then that should be applied to life, and it will be applied only to the ways of living. Thank you very much. Taigi vaikai, kai jie yra jauni, jiems reikia palaikymo. Jiems reikia, turėtų būti pasakyta, kad jiems reikia tokių kaip guidance, nurodymų. Kad taip ar taip reikia daryti. Ir tai yra meilė mamos arba tėčio, kuri paskatina vaiką naudoti šiuo patarimu. Ir tai yra meilė. Ir meilė tu gali daryti bet ką. Ir meilė yra nepaveikiama. Neturi pasipriešinimo. Taip, ir neturi pasipriešinimo. Kai tu myli kažką, jisai padarys viską dėl tavęs. Taigi, mamos meilė, tai yra mamos meilė. Ir nėra pasipriešinimo ar kažkokio barjero meiliai, kuri yra tarp vaiko ir tarp mamos ir vaiko, tarp mamos ir vaiko. Ir taigi nėra tokio dalyko kaip mamos norai arba tėčio norai. Viskas yra sukoncentruota ir keliauja link vaiko vystymosi. Taip, link vaiko vystymosi. Ir pasipriešinimas prieš mamą arba tėtį, maištas nepadeda vystymuisi ar kūrybiškumui. Ne. Kūrybiškumui reikia disciplinuotos minties, disciplinuotų žinių, disciplinuotų šio gyvenimo žinių, kuriuose galėtų būti panaudotas kūrybinis intelektas. Reikia žinių disciplinuotų. Ir tyras kūrybinio intelekto laukas yra pasiekiamas transcendentinės meditacijos būdu. Ir tai turėtų būti taikoma gyvenime. Ir tai taikoma tik tai per visas gyvenimo etapo bangas. Taip.
на Ближнем Востоке такого масштаба они произошли после, которые